prileista. Nu ką, esu žiūrė. Dėja lietus. Neduosi castingą. Jei neįsismarkės lietus, bandysiu žvejot. Svarbu nebūt šlapiam. Senai su castingu negaudžiau, buvo žiedelis nulūžęs vienas. Dabar sutvarkiau, valandą užsiviniau 0,23 mm pintas. Nu, castingu visada storas eina. Tai jau pagrindas bus gumos. Bandysiu dabar pirmiausia tokį gobi tipo masalą. Štai kaip jis atrodo. Stingeriai apačioj. Nežiūrėsime, ar jisai kažkam pagausi. Ir šitas užsidėjau, nes čia nei kiek čia 8 šilmos, man rodos. Žiūrėsim, čia be jokių svorių, be nieko. Reikia susireguliuoti. Pamiršęs visai kaip su castingu gaudyti. Vau. Kaip dirba. Fainiai. Nu ką, sureguliuotas. Čerpokas paruoštas. Lietus lyja. Nu ką, bandom. Vienas pliusas šiandien, kad labai mažas vėjas. Nu, tai skaitykim, bangų net nėra. Čia tai labai fainai. Tai va, castingas iki 30 gramų, nuo 10, bet jis žiauriai kietas, tai su juo tikrai gali ir sunkesnius masalus mėtyti, ir jam nėra ten skirtumo. Toks jau patelis, bandom tarp žolių mėtyti, nes Zeka gali slėptis ten praeitą kartą, iš tarp žolių patraukiau ne vieną. Reikia įgūdžius įgauti vėl, castingo, žolės kabinas, ešės. Stingeriais galiu pakabinti. Turiu da tokią didelę koją pabandymui. Sveria 40 gramų. Irgi pabandysim. Reikia būtų neblogai atsisėdti, tačiau šlapia bus. Man priklausom tų žolių. Lada. Ir bandom. Lėtas pravedimas. Vienas valtyje, tai gan patogu yra. Daug vietos, daiktai netrukdo. Visi keliese gaudyti, labai daug daiktų sudėti ir ieškai kur koją padėti. Ten toks ir rastas, matau, nugriuvęs vandenį. Na jo, maslas dirbo fantastiškai. Tos spalvos blizgučiai tokie, tai čia turėtų ir leką, jeigu yra. Tikrai sugundint. Matau, lietus biškis smarkėja, nežinau, kaip bus vėliau. Jos neįsismarkuos. Nors rodo visą dieną šiandien lietų. Ten nelijo. Visi kaip pradėjo, tai... Jo, lietus stipriai įsismarkėjo. Nežinau, kaip bus. Lietus smarkus. Toks medžiai nugruvė. Aišku, svarbu nekabinti kokį kelmą. Nes šitos vagumas didelės labai nepigios. Ramba, kainuoja, tai eina savo. Dėl to tik kelias pasiėmiau. Šino plūdę matau. Krūmuose. Šis plūdę gaudo. Tokia vietoj. Šiaip manau, kad plauksiu į kitą pusę pabandyti. tą progą uždėsiu kitą dar spinningą, pabandysiu pavelkiauti. Tai va, nežinau kaip bus, bet pabandysim. Tai va, čia yra Major Craft Cross Stages, iki irgi 30 gramų. Tai čia jau yra paprastas spinningas, nebe castingas. Tai iš to mėtysiu biškį mažesnius masalus, nu, gumas, pavyzdžiui, didelis gumas su castingu, tai gerai mėtyti, barzdų nepasidaro, skaitykime. Mažesnis, lengvesnis masaliukus, tai daug daugiau jų. Čia gali išėgo šveisti ir viskas gerai. Tai va, dėsiu dabar, aš man rodos jau žinau, kokį noriu dėtis. Tai man reiktų jį susirasti, va, štai čia. Mėlynas guminukas, šitam ežere buvau pagavęs, ne, gegužės mėnesį, neblogai. Tai šiandien pabandysim vėl.
Turiu dar iš jį. Uodegas nukandžiojo man. Deką gražią pagavau, ne vieną. Nu, o galvakablis čia yra 8 gramų. Štai. Nesupratau, kas buvo. Kamera neįsijungia. Tik atplaukiu šitą pusę. Pirmas metimas lydeką. Eik tu savo, ant kanibalo kojas užkybo. Pirmas metimas. Tarp žolių. Žiūrėkit, ar kokio dydžio. O, pati atsikabina graibštė. Eik tu savo, kaip gaila nenufilmavau. Ne, tikiuosi kitas išeis nufilmuoti. Bet pirma lydeka ir graži lydekaitė. Štai metras. Pipėt, nesupratau pradžioje, kad čia žuvis. Kamera neįsijungia kažkodėl. Oba. Graži lydekaitė. Nu. 52. Nu jo. Šiokia tai nesąmonė. Filmavo. Jūs pažiūrėkit. Pirmoji lydeka. Graži virš kilo. Jo. Jungiu powerbank ir dabar bandysiu visą laiką filmavęs jungti. Nu va. Vienu žodžiu. Pirmoji lydeka, dabar prisijungiu powerbanką, visą laiką filmuosiu. Iš tarp žolių į tarpą įmerkiau. Pirmų metimų. Lydeka. Geras. Ir graži lydekaitė. Dar užkybu. Tai jo, manau, čia tarp žolių ir bandysim gaudys. Vėjas biškai pakilo, matot, bangas atsirado. Iš pradžių jokių bangų nieko nebuvo. Ramuma tiesiog. Nu, bet šitas mėlynas masalas, kaip visada daro stebuklą. O, žiūrėkit. Šitą va kažtokia koja. Lyg būtų imitacija. Man ne visada pasiteisina. Pastvėrė ir paleido. Oi, tu savo. Matėt? Kaip išsigandau. Iš po žolės. Nedidelė. O. Vau. Stvėrė, bet. Geras. Nu jo. Matėt, kaip kalė lydekaitė. Nu, antra žuvis jau būtų buvus. Nedidukė, bet būtų buvus lydekaitė. Vieną kartą, tai atsimenu, buvom pagavę lydeką. Su tėčiu gaudėm iš tavo vietoj, tai nežinau. Čia vis laikos, ar nelabai? Nu, turėtų būti. Ir čia lydeko. Tai ir pasvers. Čia jau kitas klausimas. Dabar lyja dar tik vandenį. Sudrims čia galima sakyti. Sunkiau matyti masalą. Daros. Ups. O, kibimą turėjau. Turėjau kibimą. Geras užtvėrė. Kibimas.
Ant meškerės sunku pamatyti, tai kad šitą labai kieta. Bet smūgiai gražus. Dabar iš kitos pusės esu, tai sunkiau gaunasi. Tada tai kaip tik nešė ten, kur reikia, dabar išvirkščiai gaunasi. Priešingai mane nešioja. Nieko. Suais. Žiūrėk, kokios vietos gražios. O, ten kažkas sėdi. Kažkas kažkas. Ten kažkas yra. O, geras metimas. Žolė. Tai va, šiam epizodui bus tiek. Pagavau vieną lydeką, gaila neišėjo užfiksuoti, kaip ištraukiu. Bet paskui vieną čiupą, matėt palei krantą. Kibimą turėjau ten ir čia kažkas buvo įsivertę. Neėmė masalo. Tai va, o taip tai šiandien bus tiek. Kitą kartą, gal kitą savaitę išeis pabandyti, kai geresnis oras bus. Jeigu toksai bus. Taip tai šiandienai viskas. Ačiū, kad žiūrėjot. Nepamirštam spausti like, subscribe mygtuką. Ir susimatysim kitam epizode. Žvyno ir iki.